Hei, sveiki visi ir mano naujas video. Šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokį aštuonkojį. Vieną aštuonkojį pagaminau iš rožinių gumyčių su juodom akytėm, o kitą iš tokių salotinių gumyčių. Šis yra pagamintas iš salotinės gumytės, truputėlį yra tokios minkštesnės ir jisai toksai makalai gavosi man truputėlį aštuonkojis, toks laisvas, o šitas truputėlį gavosi tvirtesnis. Šiaip galite pasikabinti kur nors ant rakto pakabuko ar ant kuprinės. Dar galima čia jam primegzti virvutę, kaip sakant, tokia ir toks minkštukas. Taigi šiam aštuonkojui pagaminti reikės staklių, ilgų, gumyčių ir aišku kabliuko. Ir šį aštuonkojį šį kartą darysiu iš tamsiai mėlynos spalvos gumyčių. Ir taip pat reikės juodų 2 gumyčių akytėms. Taigi, imu ilgas stakles savo naujas ir parodysiu, kas nutiko mano senesnėm staklėm. Taigi, nulaužiau vieną stulpelį. Taigi dabar iš mano staklių liko tik mano naujas, kurias pirkau iš superkrautuvėlės puslapį. Ir kaip yra, jos yra originalios, nes turi tokias stipresnės detalės, kurios laiko, čia iš vis tokias yra plasmasiukai. Taigi, ir pradėsime gaminti aštuonkojį. Taigi staklės pasidėsiu taip, kad visi 3 stulpeliai būtų vienoje eilutėje. Ir kad stulpeliai žiūrėtų nuo manęs iš pradžių, taip susidėsiu gumytes. Ir iš pradžių darysiu nuo kojos ir kojų mums reikės 8, todėl kad yra aštuonkojis. Bet parodysiu, kaip pasigaminti vieną kojytę. Taigi, kojytei naudosiu 5 gumytes ir 6 ant galo užrišime. Taigi nuo vieno stulpelio iš galo dedu 5 gumytes po vieną. Štai taip eilutę. Ir 6 gumytę užsuksiu 3 kartus. Galit 4, galit 3 ant paskutinio stulpelio. Ir dabar iškart pradėsiu gaminti aštuonkojo kūnelį. Ir taip, prie kojos palieku vieną eilutę ir pradėsime nuo viduriuko. Nuo viduriuko dedu nuo centrinio į šoną. Ir eisiu iki galo po vieną gumytę.
tada per vidurį. Ir nuo šio dėsiu į taip ir vėl iki galo. Šiaip labai paprastas pynimas. Štai taip. Tada imu juodas gumytes ir ant kabliuko apsuku po 4 kartus. Ir uždėsiu ant vienos mėlynos gumytės. Ir akytės dėsiu štai kaip ant kūnelio, ne ant pirmos, ant antro trejetuko. Vienoj pusėj ir kitoj pusėj. Ir akytės gražiai atskirsiu. O šias gražiai perskiriu ir ant stulpelio užmaunu. Ir dar 2 gumytės uždėsiu po vieną gumytę. Štai čia ant 3. Ir štai čia ant 3. Taip. Ir dabar maždaug va taip gaunasi mūsų aštuonkojis. Ir atsuku stakles į save, kad jau žiūrėtų stulpeliai. Ir kojytę pradėsiu, perkišu kabliuką, užkabinu gumytes ir tiesiai ant sekančio stulpelio. Čia paprasta. Ir tokių vat kojyčių mums reikės 8 iš viso. Tai aš jau savo 7 pagaminau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir 8 bus čia. Tai štai. Kai pasigaminsite 8 kojytes, tęsime tada savo aštuonkojį. Ir ant pirmojo galutinio stulpelio, nes čia neuždėjau nei vienos gumytės, nei apsukau, kad būtų už ko užkabinti. Ir mes turime 8 kojas. Ant šio stulpelio dėsiu 3, ant šio dėsiu 2 ir ant šio dėsiu 3. Taigi ant paskutinio stulpelio gražiai uždedu vieną koją. Antrą.
ir trečią. Ant šio dėsime 2. Ir ant šio paskutinioje dėsime 3. Štai taip. Ir dabar imu kabliuką ir gražiai patraukiu visas kojas. Užkabinu gumytę. Ir ją dedu ant priešais esančią stultelį. Ir keliaujame taip į priekį. Čia vieną patraukiu, užkabinu į viršų. Čia patraukiu, užkabinu į viršų. Ir šitą į viršų. Taip, toliau ant viduriukas. Taip pat patraukiame visas kojas. Užkabinu gumytę. Į centrą. Čia patraukiu. Centrą. Čia patraukiu. Į centrą. Štai ir paskutinė eilutė. Kur kažkas papildomai užkabinau kažkokią gumytę. Šitą į centrą. Na štai mūsų aštuonkojis kaip ir baigtas. Ir dabar imsiu vieną gumytę. Per šios 3 perkišiu kabliuką. Užkabinsiu mėlyną. Ir taip. Per tą perkišiu šią gumytę ir truputėlį gražiai patraukiu. Ir nuimu aštuonkojį nuo staklių.
Na štai mano. Dar vienas aštuonkojis. Taigi, sakau like, subscribe, comment ir laukit kitų video. Ir sakau iki.